mes turim oficialiai pasakyti labą dieną Palangą ir visiems atvykusiam į jubiliejinės 25-asias Aurum 1006 km lenktynes. Labą dieną Lietuva, labą dieną pasaulį. Šios lenktynės pačios pats geriausias renginys Baltijos regione ir štai mes matome vėl tiek daug jūsų gerbėjų čia Palangoje, 25 kartą iš eilės. Tai lygiai 2000 metais prieš 24 metus įvyko pirmosios lenktynės. Buvo, galima sakyti, avantiūra. 18 komandų, lietuviai, Latvijai, man atrodo, estų buvo. Buvo vienas Porsche automobilis. Antroji lenktynių diena ir didžiausias širdies drebulys. Pirmą kartą išvažiavimas į trasą. Prieš tai pabūta ir pasidžiaugta kartu su be galo daug miesto svečių. Parade, kur buvo Vytauto gatvėje. Jaunai kartai pasakysiu, kad mes neturėjom, Instagramo neturėjom, Facebooko neturėjom, visų socialinių tinklų neturėjom. Netgi YouTube'as atsirado irgi, kai mes jau buvom čia Palango lenktyniavę kokius 5 kartus. Ir metai iš metų šita visa dalyvių kompanija augo, užaugo. Tai strategija paprasta, iš esmės pirma diena skirta vairuotojams pažinti su technika ir trasa. Iš esmės su technika Karolis gal labiausiai pažįstamas šitoj komandai. Tai toks ir tikslas, trasa pakankamai purvina, nes tai yra autostrada, tai kažkokių labai didelių tikslų niekada nekeliam. Pasižiūrim vairuotojų tempą, faktas, kad įsirašom ant bordus ir didelis darbas prasidės dabar po visų važiavimų, pasianalizuoti, susigrupuoti surinktus duomenis ir ruošimės penktadieniui. Stabiliai, greitai. Dar tiek yra. Pirmai sesijai neblogai. Stabilumas 8 turi. Ir gaunasi, kad tai pas man ta 9.2, pas tave 9.6, pas man 100. Dėl to, kad jūs nesusistabdot. Gaunasi, kad jūs nesusistabdot. Įskrendat ir jums tada susiaurėja tas posūkis, kai jūs įskrendat. Egidijus, sakysim, kol kas truputį greitesnis, bet dėsim darbo ir, manau, šiek tiek priartinsim vairuotojus vieną prie kito. Full alarmą buvo pastoja, apačioje dačia. Čia viskas yra, bet čia. Tai jam išmes alarmą, kai bus ties 5 litrų. Gerai važiuoju. Tai ką reiškia gerai, tai jūs dabar turit važiuoti rytoj, tai gerai? Ne, nesutinku. Pats ir važiuoti. Norėčiau, bet nesutinku.